Tai gerai, Vytautai, kol kas tada užtenka. Žiūriu, pas mane 12,8 voltai jau likę, dar dirba, ko puikiausiai. Tai dar ilgai užteks dar kelioms dienom kaip minimum. Nes aš su akumuliatoriumi UTB čempionate dirbau per 5 valandas intensyviai gana naudojant, tik tai pusę irgi taip naudojau, klausau. Akumuliatorius jau gerai jau kraudavau pastoviai, bet po vieną nusproginėjo, žinoma, draudai mane turėjo keletą irgi, sakoma, daugelis neprižiūrėjo, bet mano prižiūrė, pradėjo sproginėti, tai teko ateina laikas, gerai, Rolandai, gerą vakarą. Ačiū Vytautai, LG5 Viktoras Jonas, LG16, gero likusio savaitgalio vakaro ir geros ateinančios darbo savaitės 7-3. LG3 Jonas Tomas, LG16, 5-9 plus 10 kažkur. Čia Rolandas iš Vilniaus, klausau. Įturiu gal nuo baterijų dirbi, ar jau elektra atsirado, klausau. Ten, kur elektros nėra, tai čia žada tik tai trečiadienį padaryti. Labai keista, čia, taip sakant, visai šalia Vilniaus. Ir infrastruktūra yra labai didelė, bet kažkas atsitiko labai tikrai rimtą priimą. Supratau, reiškia, ir pas mane kaime po Nemunėlį turbūt irgi mažai tikėtina artimiausiu metu, kad atsiras elektra. Pirmiausiai matyti dar klausimas, kad atsiras pagaliau ir mobilus ryšys, nes ten irgi nėra jau, ten akumuliatoriai įsikrovė, jo elektros neatsiranda, tai ir nustoja veikti mobilaus ryšio bokštai, klausau. LG3 LG6, 5-9 plus 15 pakilo šiek tiek signalas pačiam. Aš iš kaimo sužinojau, kad taip, pavarsta, ten daug išvyksta, bet ten kažkas buvo ant kaimo įvažiavimo keliuko, kad šiltelis yra, ten sakant, šiltelio būdo nuvirtęs medis, kurį jau buvo supjaustęs ir aptvarkęs. O šiaip taip. Tai va, situacija tokia, kad radio mėgėjiska patirtis mano, kad Struvės gedėsinis punktas šalia ten po Nemunėlio yra aukščiausia vieta gana, padėjo žmonai vis dėlto surasti vietą, kur pagaliau mobilus ryšys buvo veikia nors kiek. Klausom. Na, supratau. Nu ką, savo karibu
turbūt dar žmonės priskambinti, bet Rosos nerašo. Autorauju kalbėjo tik tai, kad neryčio zona viskas. Tai reiškia dar nieko nesirado ir tikėtis, kad pasitaisyti nėra kaip. Čia tokia padariau analizę, žiūrėjau, kad lietuviškose parduotuvėse galima nusipirkti į kaimą, kad pagerinti galimai situaciją kitam kartui, žinoma, ne šiam kartui. Tai vertinį tokių įkroviklio funkciją Rosos ir pagaminta Taivanėje, ne Kinijoje, nors ir Taivanis yra irgi Kinija. Ir generatorių tokį nužiūrėjau Hyundai, įdomu patikimas markės kaip generatorių, kaip atrodo klausom. LY6LY6LT. Jo, Rolandai, gali būti, kad geras iš tikrųjų, nes aš čia buvau... Na, supratau, tai Hyundai man patiko to, kad senasi Hondos senukose nebuvo jokių variantų, o tas Hyundai artimiausias pagal tą Hondą įtariu, dydis 40 cm ant 40 cm, tai toks gan lengvai pernašamas dar iki apie 10 kg svorio agregatas, uždarytas iš šono panašiai, tai dėl to. Tai va, tai turbūt dėl to, kad nupirk neturi kataloguose jo. O kitose tarpukas, kai net nežiūrėjau, tai lemonai radau. Įdomu labai ten kažkokios Taivanio kompanijos ten pagamintas inverteris. Bet lovų būtų stebėk, nes viskas paprastai ten lemonai būna kinietiška kalba. Taip, šitą žiūrėjau, kaip tik būtent šitas pačios katalogija yra tos vadinamos vienokios formos inverteris. Plius jie dar paprastai ne visi, bet didžioji dalis turi tą rūsto funkciją, tai yra galimybė įkrauti ir jungti akumuliatorių. Ir netgi automatiškai peršinti nuo vieno prie kito maitinimo, ta prasme, naudoti tų maitinimus pagal prioritetą klausom. Jo, žinau aš. Man tai labai teko naudoti šių mechanizmų naudoti tokį akumuliatorius yra. Dabar nesusidaras. Yra apie 100 metų. Paaiškinimas 20, 12, galbūt ten ir daugiau negu 100. Va, tai puikiai, nes šviesą naudojom pašvietimui iš to video. Tai labai puikiai, mes ledą berods 1200 metų. Arba labai neblogai. Nu, supratau. Tai gerai, ką, Vytautai, tai Alkitys Neltėlų vykti Šinionė, buvo pačiam teko dar susidurti su tokiais reikalais, kad Arvydų, taip supratau, elektros kaip ir nėra ir turbūt ir nebus turbūt artimiausiam dienom dar kol kas. Arba rytoj gal pradėsim viskas judėti, tik tai realiai klausom. Tai gali būti, dabar čia mūsų pusėje, bet man žinoti, atėjo vieną,
buvo data svarstymas antradienį, 20 diena, o dabar 26 diena jau. Nu, supratau, Skambutis manęs žinutė užklausė dėl konverterio. Pažiūrėsiu į kelią savo nuorodą turite. Jam gal ir įdomu bus. Tai ką, Vytautai, tada pačiam gero vakaro. Ir 7-3, ačiū už pokalbį, LG 3 LG šiandien.